Nors dar vienas šildymo sezonas artėja link finišo, tačiau šiltasis pavasaris bei vasara tikrai prabėgs greitai, o po jų žiūrėk vėl kalbos apie šildymą bus ypač aktualios. Todėl mes norime pasižvalgyti po dar vieną namą, kurio šeimininkas prisipažįsta. Pastatytas 1990 metais objektas tikrai ne pirmos jaunystės, bet dabar jame gyventi išties komfortiška. Tada buvo technologija plytos, šiek tiek ten keramzito buvo o prieš 10 metų apšiltintas putos polistirolu 10 cm. Tai gavosi ten sienos nemažai, storio 50 cm plus 10 polistirolo viso. Šiaip gal šiltas namas, nors aišku, kad ten kiek ten tų neatitinka. Aišku. Mes norėjom įvesti, tą centrinį dujų sistemą, bet gavosi, kad ten 300 metrų, iki kurių mes randamės, man kainuotų baisus pinigus. Ir aš atsisakiau to ir čia buvo gera alternatyva. Iš karto viską įrengti ir balionus vežti. Čia būtų žymiai pigiau negu dabar davesti tą dujotiekį, kuris nuo manęs ten 300 metrų, bet paskaičiavus ten nesąmoningi pinigai gavosi. Tai mūsų atveju tai čia labai gera investicija. Tokių situacijų, kai iki centralizuoto dujotiekio toloka ar net labai toli, išties daug. Šio reportažo pašnekovas patvirtino, jog ir jis, ir kaimynai skaičiavo ir dalijasi elementaria matematika bei kitomis detalėmis. Vieni sprendimai triukšmingi, kitiems reikia labai daug elektros energijos. O šiame name veikianti kombinuota šildymo sistema ir patogi ir nebrangiai eksploatuojama. Pirminis, kaip visada, būdavo kieto kuro katilas, vienas, kitas ten buvo kelis. Paskutinį laiką, kai atsisakiau anglies ir perėjau prie briketų. Briketai čia žymiai geriau negu anglis. Bet to neužtekdavo, nes vakare galima prišildyti labai stipriai, bet ryte ir paskui iki pietų vis tiek jau temperatūra krenta. Ir mums kilo idėjas su žmona, kad vis dėlto įsirengti dujinį šiltinimą ir mes kreipėmės į Sauridą, nes gan populiarią. Ir labai greitai susitarėm ir greitai sumontavo, faktiškai per vieną dieną iš tikrųjų. Mane nebuvo namuose, aš darbe buvau, atvažiuoju, viskas sutvarkyta. Ir kaip papildoma sistema labai gerai veikia, nes programuoji rytais arba žmona pati nustato, kada jai reikia. Ir ten ryte, kada 6-7 ryto įsijungia sistema ir iki pietų, pavyzdžiui, papildomai dašildo. Ir mums labai tinka toks variantas, kad toks kombinuotas kieto kuro ir suskystintų dujų. Jokios priežiūros ten nereikia, nes viskas įjungta į mano tą seną šildymo sistemą. Faktiškai nieko ten, jokių papildomų. Aišku, reikėjo susimokėti už tą montavimą, už nupirkimą ir katilų, ir balionų, ir visko. Bet tas patogumas atsipirko. Pašnekovas pripažįsta, kad labai gyvenimiškos aplinkybės verčia namuose palaikyti aukštesnę temperatūrą. Tačiau neblogai apšiltintas namas šilumos į išorę nenori atiduoti. Todėl komfortiška nustatyta temperatūra tinka visiems namo gyventojams. O tiems, kas galvoja, jog ne pirmos jaunystės name permainoms jau nebelaikas, siūlome įsiklausyti į labai praktišką patarimą. Reikia vis dėlto renovuoti namą, nes jeigu šiaip namas ten B, pavyzdžiui, ar kiek, tai ten iš viso nežinia, kurensi ir vis tiek tau bus šalta, ne? Tai vis dėlto pirmą reikia apšiltinti gerai namą, langus pakeisti ir visą kitą, o tada tik tai galvoti apie normalų kūrenimą. Todėl besidžiaugdami šiltėjančiais orais nepamirškite, kad gyvename ciklais. Rudenį šildymas vėl bus aktualus, o šiltuoju metų laiku užsiimti šildymo sistemos modernizavimu yra išties racionalus žingsnis.